Evangelija pagal Morkų, 11 skyrius. Prisertinęs prie Jeruzalės, pro Betfagę ir Betaniją, ties Alyvų kalnu, Jėzus pasiuntė 2 savo mokinius, sakydamas, eikite į kaimą, kurį matote, ir vos įžengę į jį, rasite pririštą asilaitį, kuriuo dar niekas iš žmonių nėra jojęs. Atriškite jį ir atveskite. Jeigu kas nors paklaus, ką čia darote, sakykite, jo reikia viešpačiui, jis netrukus jį sugrąžins. Nuėję, juodu rado pakelėje asilaitį pririštą prie vartų ir atrišo jį. Kai kurie iš ten stovinčių sakė, ką jūs darote, kam tą asilaitį atrišate? O jie atsakė, kaip Jėzus buvo jiems liepęs, ir tie leido jį vestis. Jie atveda asilaitį pas Jėzų, apdengė jį savo apsiaustais ir Jėzus užsėda ant jo. Daugybė žmonių tiesė ant kelio savo drabužius, kiti klojo žalias šakas nukirstas laukuose. Priekyje ir iš paskos einantys šaukė, Osana, palaimintas, kuris ateina viešpaties vardu, palaiminta besiartinanti mūsų tėvo Dovydo karalystė, Osana aukštybėse. Taip Jėzus įžengė į Jeruzalę ir į šventyklą. Viską apžiūrėjęs, kadangi buvo jau vakaro valanda, jis su 12 išėjo į Betaniją. Rytojaus dieną, jiems keliaujant iš Betanijos, Jėzus buvo alkanas. Pamatęs iš tolo sulapojusi figmedį, jis priėjo pažiūrėti, gal ką ant jo ras. Tačiau atėjęs prie medžio, jis nerado nieko, tik tai lapus, kadangi buvo dar ne vaisių metas. Tuomet jis tarė medžiui, tegul per amžius niekas nebevalgys tavo vaisiaus. Jo mokiniai tai girdėjo. Jie ateina į Jeruzalę. Įėjęs į šventyklą, Jėzus ėmė varyti laukan parduodančius ir perkančius šventykloje. Jis išvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus ir neleido nešti daiktų per šventyklą. Jis mokė ir skelbė, argi nėra parašyta, mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms, o jūs pavertėte juos plėšikų lindynę. Tai išgirdę aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai tarėsi, kaip Jėzų pražudyti. Mat jie bijojo Jėzaus, nes visi žmonės buvo pagauti jo mokymu. Atėjus vakarui, Jėzus su mokiniais išėjo iš miesto. Rytą eidami pro šalį, jie pamatė, kad figmedis nudžiūvęs iki pat šaknų. Prisiminęs, Petras pasakė Jėzui, Rabi, štai figmedis, kurį tu prakeikiai, nudžiūvo. O Jėzus jiems atsakė, turėkite tikėjimą Dievu. Iš tiesų sakau jums, kas pasakytų šitam kalnui, kelkis iš čia ir meskis į jūrą, ir savo širdyje nesusviruotų, bet tikėtų, kad tai įvyks, ką sako, jam tai ir įvyktų. Todėl sakau jums, ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite, kad gavote, ir tikrai tai bus. Eidami melstis atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų tėvas danguje jums atleistų jūsų nusižengimus. Jie vėl sugrįžta į Jeruzalę. Jėzui vaikščiojant po šventyklą, prie jo prieina aukštųjų kunigų, rašto aiškintojų ir seniūnų ir klausia, kokia galia tai darai, kas tau davė galią tai daryti. Jėzus jiems atsakė, ir aš noriu paklausti jūs vieno dalyko, o jūs atsakykite man, tada ir aš jums pasakysiu, kokia galia tai darau. Jono krikštas buvo iš dangaus ar iš žmonių? Atsakykite man. Tie pradėjo svarstyti, jei pasakysime iš dangaus, tai jis mus paklaus, o kodėl tada juo netikėjote? Pasakytume iš žmonių.
bet jie bijojo liaudies, nes visi buvo įsitikinę, kad Jonas tikrai buvo pranašas. Todėl Jėzui jie atsakė, mes nežinome. Tada Jėzus pasakė, tai ne aš nesakysiu, kokia galia tai darau.